Jungiuosi trečią kartą. Ir tuoj bandau dabar. Paskutinį kartą pabandom gerai. Nes kažkodėl neleido jungtis su tuo asmeniniu. Man dabar pradėjus transliaciją leido pridėti Dianą, Dianos grožio gėda. Tai bandom, parašiau Dianą žinutę. Nieko, čia tik 13 minučių. Va, nori Diana prisijungti. Bandom. Och, tu viešpatie, pagaliau. Pagaliau. Kokia tu graži, Diana, buvo verta tavęs laukti. Nežinau, kaip dabar gali būti laimės ašaros. Parašykite, ar mes girdimės. Diana, tu mane girdi? Aš tave labai gerai girdžiu. Aš irgi tave girdžiu, bet nepasakyčiau, kad ypatingai gerai. Kaip mane girdi ir Diana kiti, parašykite, prašau. Jėzau, Gediminas, net vyrų čia pas tave yra. Taip, o tai ką tu galvoji? Dabar aš pabandysiu tokį triuką, neturiu čia savo ausinių, tai nusimaunu kalėdinės kojines, kad nematytumėt ir einu pasivysiu ausinukus. Palaukit sekundę. O su kokiom tu gražiom spalvom čia? Ačiū. Ar girdžiuosi? Aha. Aš tave girdžiu. O, dabar tave girdžiu. Dabar galutinio uždėkit pliusiuką, kad mus girdit ir mus matot. Ir pradėsim. Ir visai čia mes labai nedaug pavėlavom, labai moteriškai, tik 15 minučių. Ačiū visiems, kurie taip kantriai tikrai laukėte ir labai noriai padėjote. Mokomės, ar ne? Puiku. Jo, ir esmė yra tame, nes aš per kompiuterį jungiausi, tai dėl to nepavyko. Žinosi, ateityje, kad negali. Taip. O aš kažkodėl tave turėjau jungdamasi iš karto pažymėti, kad nusiųščiau tau pakvietimą, nes kitaip man neleido tavęs pridėti. Va, kokia patirtis įdomi. Tai dabar reikia nusiraminti, man tai buvo šiek tiek toksai iššūkis. Stresiukas man. Ką daryti? Man irgi truputėlį. Tai va, toksai stresiukas. Tai pamažu ir galim keliauti. Prisijungsiu aš Facebook'e, kad matyčiau komentarus arba klausimus kažkokius. Išjungiu garsą. Bet tai kaip faina, kad mes pasijungiam. Fantastika, ne? Kaip klausytojai, ar nusiteikę moteriškam pokalbiui apie pasimatymus ir apie grožį? Parašykit, kaip jaučiatės, parašykit, ką galbūt tikitės iš čia išgirsti, o galbūt ką norite sužinoti, kokiu tikslu čia atėjot. Tai aš vakar ruošdamasi šitam mūsų pokalbiui išsirašiau tokių, gražių citatų apie moteriškumą ir apie grožį. Ir viena iš tokių grožio ikonų visame pasaulyje yra legendinė Coco Chanel, kuris sako, kad gali būti žavi 30, kerinti 40 ir tokia,
niekas neatsispirs visą gyvenimą. Moteris gali persistengti rengdamasi, bet negali niekada persistengti norėdama būti elegantiška. Negali būti per daug elegantiška. Ir aš galvoju, kad iš tiesų tie žodžiai tikrai yra labai teisingi, nes grožis mūsų rankose ir šiandien mes apie tai pakalbėsim, apie tą grožį, ar ne? Ir Diana, aš norėčiau, kad trumpai prisistatytum, galbūt ne visi iš mano auditorijos tave žino, ar ne, tai trumpai porą sakinių papasakok, kas tu esi, ką veiki ir kaip galėtum būti naudinga auditorijai. Tai esu Diana Bakelytė, tai dažniausiai prisistatau, kad esu grožio gido įkūrėja. Tai pagrindinė mano veiklos misija - padėti moters vidinį pasaulį, toks koks jis yra gražus viduje, išskleisti į išorę. Nes mes su tavim vakar irgi bešnekėdama, ar čia už vakar, nežinau, man tas dienas greitai bėga, lekia. Tai kalbėjom apie tai, kad šiek tiek užsiminėm, kad kartais mes nubėgam į vienus arba kitus kraštutinumus, ar ne? Arba mes nubėgam labai tuščiai į tą grožio kultą ir tada ir ateina ta frazė, kad grožis yra tuštybė, ne? Jeigu tik tai grožis ir tik tai darau pagal kažkokius šablonus, standartus, kas madinga, kas populiaru, ar ne, ir taip toliau. Arba mes atvirkščiai galbūt kartais į vidų, į gilį pasineriam ir tada sakom, nesvarbu, koks žmogus išorėje, svarbu, koks žmogus viduje. Nežinau, gal dėl to, kad mano horoskopo ženklas yra svarstyklės ir aš visat ieškau gyvenime balanso. Bet man atrodo, tai yra labai didelis atsakymas, nes tik tai, kai nukeliaujam į psichologiją, į dvasingumą ir pamirštam išorę, ar ne? Arba tik tai, kai susikoncentruojam į grožį, nebėra pusiausvyros ir kai yra vienur atsvara, po to kažkaip gyvenimas duoda ir per kitą pusę. Tai mano ta žinutė ir ta misija moteriams yra apie tai, kad pasižiūrėt, apie ką jinai yra viduje ir kaip tai harmoningai atskleisti per jos išorę. Tai mano veikla yra tokia, aš padedu moteriams būti gražiom, bet būti autentiškom tuo pačiu iš savęs apie save, kad jinai nebyliu būdu galėtų pasauliui papasakoti apie tai, kokia tai yra moteris. Tai Diana, pasakyk, yra negražių moterų ar nėra negražių moterų? Ne, tikrai nėra. Tikrai nėra. Mano suvokimu, mano subjektyviu suvokimu, tikrai nėra. Tiesiog galbūt kiek vis tiek, žinai, kaip sakant, jeigu yra kažkas apleista, tai yra apleista. Ta prasme, čia tas pats, kas nesitvarky kambario, žinai, prisikaups dulkių, prisikaups to, prisikaups ano, bet jeigu tu jį išsikopi, išsivalai, kambarys pasidaro gražus, taip ir su moteriam. Jeigu, aišku, riebaluota galva. Tai šiandien mes apie tai, Diana, papunkčiui ir pakalbėsim, ar ne, tomis potėmėmis, kurias mes buvome parašę aprašyme. Trumpai ir praeisim iš esmės ir man patinka, kad tavo veikla ir jos kertinis akmuo yra būtent autentiškumas, kad gražu nėra tai, kas gražu visiems. Grožis yra subjektyvus dalykas ir mes jį kiekvienas matome totaliai tiesiog skirtingai. Vienam yra gražu ilgi plaukai, kitam gražu trumpi plaukai. Vienam gražu raudona, kitas negali pakęsti raudonos. Vienam gražu moters apvalumai, kitas nori matyti save arba kitus mato gražius tik tai tada, kai jie super liekni arba super atletiški arba modelio tipo figūros. Jeigu bandytume tokius kaip palyginimus ar ne apie grožio suvokimą, tiesiog palyginti apie tą grožį. Tai ir pradėkim. Pirmas pas mus toks punktelis, apie kurį norėjome pakalbėti, yra įvaizdžio svarba iš esmės. Bet kaip tu, Diana, ir sakėjai, ateina žmogus ir kartais ateina
na, tik tai tas grožis. Bet jeigu, ką aš norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti tiesiog, kad mus pasitinka pagal išvaizdą, palydi pagal protą. Taip. Tai va, nereikėtų nuvertinti nei vieno, nei kito. Va būtent. Tai kas keičiasi moters gyvenime, kai ji moka tinkamai savimi rūpintis, save puoselėti kaip moterį ir prižiūrėti. Pat tu konsultuoji moteris, ar ne? Padedi sužinoti savo spalvinį tipą, susirasti drabužius, kurie atitiktų labiausiai jų figūros tipą, padedi suformuoti kapsulę, suformuoti garderobą, pašalinti tai, kas joms visiškai netinka. Kaip tas įvaizdis, kaip keičia moters savijautą, kaip keičia jos gyvenimą iš esmės. Papasakok apie klientų patirtis ir ką tu pati matai realybėje, kaip tai keičia. Tai gal netgi net ta tokia realybė, man tai netgi dabar yra prisijungusių moterų, tikiu, ar ne? Yra ir moterų ir vyrų. Jo, tai aš norėčiau paprašyti netgi pačių moterų prisiminti akimirką, mes visos tikrai bent vieną akimirką tikrai esame turėję, o gal kartais net ne akimirką, o kažkokį tai stebuklingą rūbą, drabužį, ar ne? Kuriuo, aš apsirengiu ir tiesiog yra pojūtis, jaučiuosi fantastiškai graži. Žinau, kad su šita suknele, jeigu aš su ją apsirengsiu, tai bus viskas okei, viskas tvarkoja, ne? Tai nežinau, šiaip ne visada, žinai, daug komentuojančių yra, tai labai dažnai net nejauku būna paprašyti, bet jeigu bent viena moteris pakomentuotų, būčiau labai dėkinga, tai norėčiau, kad papasakotų, pasakytų, ar turi tokį rūbą savo spintoje, arba buvo akimirka, kai tu pasižiūrėjai į veidrodį ir pamatei pati save gražią ir kad pasidalė kokia emocija ir koks jausmas tada moterį pagauna. Taip. Tai mielos damos, taip, rašykit komentaruose, ar turite tokį stebuklingą drabužį, kurį apsirengusi jaučiatės kerinti, nenugalima karalienė, tokia galinga iš vidaus, tokia pasitikinti savimi, tokia žavinti, kad gebate nieko nedarydama prikaustyti dėmesį. Jūs ateinate į erdvę, nes jūsų visų pirma vidinė savijauta tai transliuoja. Ir aišku, atitinkamai papildo tas jūsų įvaizdis. Taip. Arba galbūt akimirka kažkokia tai buvo, žinai, galbūt 12 klasės išleistuvės, galbūt vestuvės, gal kaip svečias, gal kaip pati kaip nuotaka buvai, gal dar kažkas. Bet kad priėjai prie veidrodžio ir tu pamatai ir galvoji, Jolanta rašo, sveikos, visada turi kelis mėgstamus rūbus. Taip. Tai Jolanta, koks pojūtis yra, ar ne, kai tu apsirengi savo tą mėgstamą rūbą. Aš pasidalinsiu savo asmeninę patirtimį ir tu galėsi, ar ne, pasidalinti savo asmeninę. Man iš karto išsitęsia nugarą, ar ne? Iš karto kūno kalba atsiranda. Dar toksai, žinai, biškį pagauna, prieš veidrodėlį pasimaivi, taip mergaitiškai įsijungia mergaitės šiek tiek vaidmuo, ne? Atsiranda šypsena iš karto automatiškai, kai save gražią matai, ar ne? Ir toks viduj toksai pasitikėjimas savimi kaip moterimi, ar ne? Ir kai aš išeinu, ir tai yra būsena, ir ta būsena padeda sukurti drabužis. Drabužis irgi turi savo energiją, ar ne? Ir aš susidedu tą drabužį, užsidedu tą energiją, jeigu dar jinai susikonektina su manim, ar ne? Vibracijos sutampa. Ir iš karto, kaip aš išeinu pasitikinti savimi. Kas vyksta, kai aš pasitikiu savimi, ar ne? Aš galiu lengviau komunikuoti, aš galiu lengviau ištransliuoti, ko aš noriu. Aš jaučiuosi laiminga, kai aš jaučiuosi laiminga, aš į savo gyvenimą pradedu pritraukti gerus
dalykus, ar ne? Ne veltui gražų žmonės psichologiškai, ar ne? Tai yra iš psichologinės pusės. Gražus žmogus mums automatiškai atrodo sėkmingas žmogus. Ir mums norisi prie jo eiti, ir mums norisi prie jo būti, ir jisai traukia dar daugiau sėkmės galimybių. Ir taip, ir čia tas yra. Ir bet kada tas grožis ateina ne tuštybė, kada jis ateina iš mano vidinio pajautimo, kad aš iš tikrųjų gerai jaučiuosi, ar ne? Jeigu aš tiesiog bukai kažką kopijuoju, bukai kažką kuriu, darau, tokio, žinai, ne iš jausmo, o iš noro kažkam įtikti, patikti, jisai tada taip tarsi būna sukurtas grožis, tu tarsi matai vizualiai gražus žmogus, bet nėra charizmos, nėra kažkokio užpildymo. Bet grožis gali būti kuriamas ir per jausmą. Ir kai jisai per jausmą yra kuriamas, moters grožis, ar ne, mes kaip biškis toksai, kaip ir, ar ne, kaip kažkoks paveikslas gražus. Ir kai jisai per jausmą yra kuriamas, tada nebetušęs atrodo grožis, jisai atrodo atvirkščiai toksai gilus, dvasingas, išpildytas. Tai va, aš noriu pasakyti, ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti du dalykus. Dabar papildydama tai, ką tu kalbėjai, kad kartais aš galvoju, moteris ilgą laiką savimi nesirūpino savo išvaizdą, galima pradėti daryti mechaniškai, savo įvaizdį susikurti ir turiu minti, kad pradėti nuo išorės, o tas vidinis jausmas ateina po to ir ar ne, tada jau iš to autentiškumo išsigrynina, išsirutulioja po to dar kitaip. Bet to, kol aš, pavyzdžiui, neturėjau patirties, nesupratau, ką čia daryti, kaip čia rengtis, kaip čia atrodyti tinkamai, aš norėdama išmokti, ašgi neturiu pajautimo ir supratimo, nes niekada to nedariau, galiu paimti ir mechaniškai kažką nukopijuoti, iš kažkur kažkokio patarimo paklausyti, paimti ir padaryti, o po to tai paversti savo autentiškumu, pertransliavusi per save, ar ne, jau pajautusi. Bet pati pradžia, netgi aš kai savo veiklą pradėjau, pas mane buvo taip, kad iš išorės į vidų, laimingų namų paslaptys iš išorės į vidų. Netgi savo namus, jeigu aš pirmiausia susitvarkau, mano vidus taip pat jaučiasi kitaip. Tai atitinkamai ir su išvaizda. Aš galvoju, kad kartais galima pradėti ir nuo to. Ir iš dalies aš, žinai, sutinku iš tos pusės, kad įsivaizduok, aš tave dabar ateičiau, atsinešiau kažkokį tai labai griežtą kostiumėlį, kelnes su pantu, ar ne, kažkokius tai griežtus tokius irgi batus, ar ne, kažkokį griežtą labai švarkelį, kuris būtų su aštriom, griežtom linijom, žinai, baltus tokius marškinius standžius ir tave aprengčiau su jais, ar ne? Ir iš karto, kokia būsena? Visai automatiškai keičiasi priklausomai nuo drabužio. Taip. O aš tau įsivaizduoju, kad atnešu kažkokią boho suknelę, gėlėtą, plevėsuojančią, ten, žinai, tokia kokia dar skrybelaitė tau uždedu, ar ne, kažkokį rankinuką, basutės tau uždedu ir visa kita. Ir netgi tavo kūno kalba nuo drabužio, jinai pasikeičia. Tikrai. Būsena ir kūno kalba, bet kuriai moteriai uždėk suknelę, jinai pradės sukeliu, tokia laisva plevėsuojančia, taigi jinai pradės ten plevėsuoti su ta sukne, žinai. Tai Diana, tu labai teisingai sakai, kad drabužis gali tiek įpareigoti, tiek išlaisvinti. Priklausomai nuo to, koks mūsų tikslas, ko mes siekiame, atitinkamai renkamės ir drabužius. Pavyzdžiui, šiandien mes kalbam apie grožį, stilių ir apie pasimatymus. Aš apsirengiau būtent taip. Tinka ir pasimatymui, ir kalbėti apie grožį, ir apie stilių, tie marškinukai visai taip stilingai atrodo, kukliai, tvarkingai, žodžiu, galiu eiti bet kur su tokia apranga. Atitinkamai ir aš jaučiuosi ir šiek tiek to tokio formalumo yra, bet tuo pačiu ir minkšta, ir lengva. Šeštadienis ir trampampam. Tai kiekvienas drabužis tikrai mums padeda netgi tą vidinę savo nuotaiką susikūrti, vidinį jausmą.
Galima kartais pradėti ir nuo to. Pavyzdžiui, moteris, kuri turi mažą savivertę, ne? Kurie stinga pasitikėjimo savimi, kuri tokia jaučiasi per daug išglebusi, per daug minkšta. Jei galbūt kaip tik reikėtų tokių griežtesnio kirpimo drabužių, kad jį pajaustų turinti formą, kad jį pajaustų turinti ašį. Vat kaip pavyzdys, ką tu galvoji? Nu, čia labai priklauso, žinai, nuo to tikslo, ar moteris nori per drabužį gauti pastiprinimą, ar moteris... Pastiprinimą, jo, taip. Ar moteris, žinai, nori daugiau kaip tokį savirealizaciją padaryti per drabužį, per įvaizdį, žinai. Bet kokia ta motyvacija, žinai. Tai žinoma, kad per drabužį mes galime padaryti jai to įkvėpti, susirinkti, būti labiau organizuotai, ten kažkokiai tu patirti savo labiau ašį ir taip toliau. Aišku, tos griežtos linijos ir visa kita į tai ir veda, žinai. Taip. Tai va, tai labai priklauso nuo tikslo. Žinai, ar taip. Irgi nei vienas, nei kitas nėra nei gerai, nei blogai. Balansas. Esmė, ko aš noriu. Ir žinai, gyvenimo situacijos, gyvenimo aplinkybės irgi labai daug ką duoda. Bet, ką aš noriu pasakyti, kadangi vis tiek mano tema yra autentiškumas, mes bet kokiose gyvenimo aplinkybėse arba situacijose savo autentiškumą galime išlaikyti ir galima jį turėti. Žinai. Kažkokios drabužio elementai, kažkokios detalės, jos vis tiek, ar aš einu į mišką pasivaikščioti, ar aš einu į pasimatymą, ar aš einu į konferenciją, ar einu į kažkokį darbo pokalbį, ar live transliaciją, žinai, galbūt kažkokią tai vietu, aš vis tiek turiu galimybę turėti kažkokius savo braižą, per kurį aš, nu, vat atpažįstamumas kažkoks atsiranda, ar ne? Ir vat man būna netgi, žinai, kai pradirbi ilgiau su klientėm, tai kad kartais eini per parduotuvę, pamatai drabužį ir tu iškart prisimeni klientę savo. Žinai, arba man netgi draugės būna, žinai, atsiunčia kažką, o Diana, vat pamačiau čia va tokius marškinukus, kaip tave priminė, žinai. Ir va čia tas autentiškumas yra, ar ne? Taip. Nesvarbu, kur aš einu, bet kažkokie elementai, kažkokie detalės, jos atsikartoja. Taip, tikrai taip. Tai va tas moters grožis yra tikrai autentiškas ir viena galim būti graži, reikia tiesiog žinoti, kaip tą padaryti, kaip savim pasirūpinti ir savo tą grožį paryškinti, ar ne, pabrėžti. Ir aš vadovaujuosi tokia grožio filosofija, kur kartais man atrodo, kad moteris pamiršta. Ir kai ateina metas eiti pasimatymą, joms nutinka panika, todėl kad jos iki tol savim nesirūpino. Tai mano grožio filosofija, aš ją suprantu taip, kad moteris turi savimi rūpintis visada, kiekvieną dieną, čia ir dabar, o ne tada, kai baigėsi žiema. Žinot, vat reikia savo tais kūno plaukeliais pasirūpinti. Ne tada, kai baigėsi žiema, aš turėčiau pradėti savimi rūpintis. Ir ne tada, kai iškyla kažkoks poreikis kažkur išeiti, ar tai pasimatymą, ar į kitokį susitikimą, ar į miestą su draugais susitikti, va tada bėgus trimgalviais jau čia savimi rūpinosi. O namie arba kiekvieną dieną aš tiesiog save pamirštu, save ignoruoju ir kaip yra, taip yra, skirtumas. Kaip noriu, taip ir būsiu. Vat noriu būti tokia super duper natūrali, arba nežinau, kokia ten... Va tiesiog, mano filosofija yra tokia, kad moteris turi savimi rūpintis kiekvieną dieną. Tai ir kai kalbu apie tos pasimatymus, kad nebūtų panikos, nebūtų streso, kad galima būtų netgi eiti į susitikimą spontaniškai, aš savimi kiekvieną dieną pasirūpinu. Aš ten plaukus savo prižiūriu, nagučius prižiūriu ir visą kitą. Ir jeigu mane pakviečia, aš galiu ilgai nesiruošusi ar ne eiti ir susitikti. Kokia tavo grožio filosofija? Kažkokią turi? Ar tu sutinki irgi, kad reikia rūpintis savimi visada? Ar reikia rūpintis savimi visada? Aš manau, čia dar, žinai, biškutį toksai, kaip aš dirbu su stiliaus kortomis,
Aha. Yra tokios kortos, kur labai parodo tą moters, tokį labai tą kuklų, tą paprastą, kur žinai, kur megztukas, į džinsiukai ir sako, apsimaunu timpas, va megztinis, va čia tas, tenans, trečias, žinai. Aha. Ir man buvo labai įdomu, žinai, vat, jos tarsi iš vienos pusės, žinai, nori atrodyti gražiai, bet vat, kodėl jos renkasi visgi tą kitą rezultate variantą, žinai, vat, sakau, kokias timpas nutasytas ir kokį megztinę. Žinai, bijo būt pastebėtos? Bijo dėmesio? Aš žinok, ką aš pastebėjau ir suvokiau, kai jos jaučiasi pavargusios ir išsekusios. Kai tu esi, ir aš pati ant savęs esu pastebėjusi, žinai, kada man pasidaro išvaizda nebesvarbi, tai vienas iš tų momentų, kai aš esu pavargusi ir kai aš išsekusi, ir tada jau nebesinori nieko, ir kartais netgi būna tikrai, pavyzdžiui, man tikrai būna tokių akimirkų, kai norisi netgi įlysti į kažkokius super paprastus drabužius, būti ten be special šukuosenos, be makiažo, ir tiesiog tai yra tavo tarsi, žinai, tokia, jo, ir iš dalies tu esi teisi, būti nepamatytai, nes tokiu atveju tu tarsi užsidarai savo burbuliuką pilką ir ten tada tarsi bent kažkiek gali pailsėti, pasilsėti. Kažkoks jom asocijuojasi apie poilsį. Ir mano pusės yra net būdavo, sakydavo, grįždavo į darbą, oi kaip gerai lysti į bomžo rūbą. Ir tai turėjo bomžo rūbai. Tokį posakį. Ir taip, ir supratau, kad ir pradžiui man toks irgi tarsi biškutį toks lik ir pasipriešinu, bet kaip čia, tai ką čia, žinai. Bet aš supratau, ir per savo netgi tą patirtį. Tikrai, kai esi pavargus, jau atrodo tau vienodai, kaip tu atrodai, nes tu tekus pavargus. Tai ir dažniausia moteris beje pradeda domėtis grožiu, būti gražios, tada, kada kažkoks, žinai, turi energijos, paauga vaikučiai, nes kai vaikučiai būna, jom dažniausiai būna sunkiausias etapas rūpinti savo grožį, jos tam būna nemiegojusios ir taip toliau, žinai. Tai kai kažkoks etapas, ar tai naujas darbas, ar kažkokios skyrybos, ar nauja meilė, ar pasimatymas, ne? Ar kažkoks susitikimas, kažkas turi įvykti jų gyvenime kaip nauja pradžia, tada jos įgauna įkvėpimą, gauna energijos ir tada iš tos energijos pertekliaus jos tada turi energijos ir rūpintis ir puoselėti. Tai norint būti gražia, jeigu biškutį, taip žinai, tai labai svarbu rūpintis savo vidinę būseną ir savo vidinių resursų, kad aš būčiau pailsėjusi ir tas, žinai, balansas tarp darbo, tarp energijos ir tarp poilsio, jisai irgi turi būti padarytas. Ir čia biškutinė į temą, bet kažkada labai noriu pasakyti, girdėjau kažkada labai gerą patarimą, kad pirmą mes susiplanuojam atostogas, o po to aplink atostogas savo darbus. Ir tokiu atveju mes nebebūnam pervargusios, nusikalusios namų šeimininkas, bet būnam ir darbingos, ir atliekam darbus, bet ir pasikraunančius kažkokiais savo resursais. Tai išbalansuoti, susiplanuoti iš anksto kažkokius tai poilsio, atsistatymo, kažkokius resursus. Kaip aš sakau, ne jau kaip pavargus eiti ilsėtis, o prieš nuovargį jau pasilsėti biškutį. Ir tada tu visada galėsi rūpintis. O kaip dėl patogumo, jei atmesti grožį ir kitus dalykus? Čia gal gali paskaityti klausimą, gal atsakom? O kaip dėl patogumo, jei atmesti grožį ir kitus dalykus? Jo, labai rezonuoja nuovargis, tempų iššūkis. Čia rašo vyras. Patogumas turi būti, bet galima atrodyti ir patogiai, ir gražiai. Čia dar vienas mitas. Čia yra labai didelis mitas. Kažkodėl? Kad patogumas negražus. Kad patogumas yra negražus, o tai, kas gražu, yra nepatogu. Ir aš sakau, bet tai tu, žinai, apie grožį, gražiai atrodyti. Ir iš karto kažkokia automatinė reakcija, žinai, atsiranda. Kad bus nepatogu. Bet tai man svarbu, kad būtų patogu. Atrodo, atimsi iš jos tą patogumą, žinai. Taip. Bet aš sakau, ir galų gale tu netgi gali labai gražiai atrodyti su paprastais džinsiukais ir paprastu megztuku. Ir
Ir tai yra patogu, visiškai patogu, ir tai yra gražu. Tai galima labai gražiai viską suderinti, padaryti, uždėti kažkokią aksesuarą, išsiplauti galvą, pasidaryti laiku kirpimą plaukų, žinai, o ne tada, kada yra augę plaukai, ir manikiūrą laiku pasidaryti, žinai. Ir tai gali būti paprasta, paprastumas irgi labai yra gražu, žinai. Tai šiti dalykai, aš tik noriu pasakyti, kad patogu ir gražu, jie nesipeša, čia lygiai, jie gali papildyti ir bendradarbiauti. Gediminai. Suderinama. Ir išsiplauti galvą. Bet taip, žinokit, Gediminai, mes kalbam apie tai, galbūt kai kuriems žmonėms atrodo juokinga, bet tikrai dažnai matau. Vat kaip tu sakai, tas pavargusias moteris, bet Diana, aš galiu pasidalinti, pavyzdžiui, savo patirtim. Juk aš esu mama, aš esu dvynių mama. Ir aš su savo 2 vaikais esu viena nuo 1,5 metų. Aš niekada nenustojau savimi rūpintis, nes man svarbu. Kartais daugiau, kartais mažiau, bet yra toks dalykas kaip baziniai dalykai. Išplauta galva, sutvarkyti nagai, nukirpti nagai, ne juodas panagės, nenukramtyti, neatsilupęs lakas arba tada iš vis nesilakoti, sutvarkytas pedikiūras, pašalinti plaukelį, kur nereikia ar ne iš nereikalingų vietų, sutvarkyti antakiai ir aš esu kvepianti, švari, nusipraususi. Viskas, aš turiu beisiką, aš jau savo patinku ir galiu būti ir kitam malonu su manim bendrauti, bet jeigu aš esu ir pavargus, ir dar susivėlus, nepateisinsiu niekada moterų, kurios sako, neturiu laiko išsiplaut galvą. Nu kaip tu neturi? Tu turi surasti laiko išsiplauti galvą, nes tą padaryti užtrunka 3 minutės. Taip. Neturiu laiko išsikrapštyti purvo iš panagių, tai nusikirptos nagus laiku. Taip. Atrodo paprasti dalykai, bet tikrai matau tokių moterų ir todėl mes apie tai šiandien irgi kalbame. Nes tai yra įvaizdžio dalis, tai lemia ir mūsų savijautą ir atitinkamai kiti žmonės su mumis, matydami tai, kas aš esu, arba noriu su mumis bendrauti, arba mes esame malonus, patrauklus žmonės, arba atstumia. Žinai, čia iš dalies čia man tai biškutį tokia, tu šneki ir žinai, ką aš girdžiu, man eina žodis pagarba savo. Pagarba savo, teisingai, labai gerai pasakei. Tikrai taip. Taip, tai svarbu ir visa mano kūno higiena ir prisižiūrėti per savo ciklą, labai svarbu yra moterų, kurios nepakankamai dažnai prausėsi, kvapas nuo jų būna nemalonus, ateini į sporto salę arba tiesiog eini ir supranti, kad moteriai tos dienos ir tiesiog dvokia. Aš kalbu apie tai, man negėda kalbėti, todėl kad tai yra mūsų visų klausimas, nes mes esame visuomeniai, einame į visuomenę ir kitus tai liečia. Tai kiekviena, dabar, kuri klauso arba kuri klausys, gali pagalvoti, ar aš pakankamai savimi rūpinuosi visada, ar pasirūpinu savo higieną taip, kad būtų ir kitiems malonu šalia manęs būti. Ar ne? Jeigu aš labai daug prakaituoju, gal man yra kažkokia problema, gal aš turėčiau nueiti pas gydytoją, gal kažkokia liga yra, o gal kažkokį maistą netinkamą vartoju ir tas mano kvapas yra aštrus, o gal netinkamas priemonės naudoju higienos. Ar ne? Tai kaip tu sakai, pagarba savo ir pagarba savo kūnui, viskas prasideda nuo to. Viskas prasideda nuo to. Pervertinti, ten perdėti, tapti perfekcionistų kažkokiu tikrai nereikėtų, bet rūpintis ir pasirūpinti baziniais dalykais tai yra tikrai svarbu kiekvienam. Taip. Ir kaip tu sakai, ir mes kalbėjome pačioje pradžioje, kad tas grožis, tai nėra tik tai išorė, bet ta mūsų grožis, kurį mes matome išorėje, iš tiesų yra tik tai toksai kaip grubiausia mūsų grožio išraiška, bet tas tikrasis grožis vis tik tai sklinda iš vidaus. Nuo to, kokias aš vertybės turiu, nuo to, kokia aš esu kaip moteris, nuo to, kaip aš bendrauju su kitais, ar ne? Tai taip, tai tos matai tos vertybės ir taip ir gaunasi, kad, kaip čia pateiksiu tokį pavyzdį, jeigu, žinai, irgi biškutį prie to autentiškumo prisiliesi. Taip. Tai jeigu moteris jausminga, tai dažniausiai ir jeigu einant į autentišką įvaizdį,
tą jausmingumą ir simbolizuoja drabužiai, kurie yra lengvi, žinai, plevėsuojantis, kažkokie minkšti, švelnių kažkokių spalvų ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Jeigu moteris galbūt tokia šiek tiek galbūt ir aštresnio charakterio ir gal kažkokių vidinių nuotykių pilna, ar ne, tai jos įvaizdis vėlgi gali kalbėti, žinai, gal per kažkokius kerzus, gal odinės striukai užsidės ir taip toliau ir panašiai, žinai. Tai vat ir per tai vat išsireiškia tas jos tos vidinės vertybės, vidiniai pomėgiai ir vidinis tas jos charakteris. Ir kai tai susijungia, aš nežinau, kaip tai stebuklingai veikia, nežinau kodėl, bet kažkodėl tada atrodo moteris be galo charizmatiška, magnetiška, pati savo pasauliui. Labai gražų žodį pasakai, magnetiška, tikrai magnetiška, tokia spinduliuojanti. Jos akį švyti, nes ji laiminga viduje. Taip. Ir tas yra tikrai, tas, žinai, aš nesakau, žinai, kad čia yra vienintelis kelias, bet, man atrodo, mes materijos negalim nuneigti, mes atėjom į šitą pasaulį ir mes turime būti šitame pasaulyje. Taip. Ir pažiūrėk, kūrėjai, ar ne, dailininkai tapo gražius paveikslus, kokius milijonus moka už tos gražius paveikslus, skulptūras daro gražias, dekoracijas daro. Mes mokam pinigus už dekoracijas, už kokią pagalvėlę, už kokį nors sapnų baudyklę rankomis gražią pagaminti. Taigi mum emocijos, ne, kyla. Ir kokios tos emocijos, malonios emocijos kyla, ar ne? Tai kodėl tai būti gražiai, tai yra tuštybė, ar ne? Ne, aš tai galvoju, kad tikrai ne tuštybė. Tai yra tiesiog kaip papildomas pliusas, kaip papildomas privalumas. Vat čia duosiu tokį pavyzdį, ar ne? Moteris protinga, išsilavinusi, pasiekusi, įdomi ir negraži, nesirūpinanti savimi. Ne tai, kad negraži, bet tiesiog nesirūpinanti savimi. Moteris išsilavinusi, pasiekusi, charizmatiška ir besirūpinanti savimi. Didžiulis pliusas, tiesiog, kad ne? Kaifas tiesiog. Kaifas, va. Tas pats ir su vyru. Vyras gali būti išsilavinęs, nes moteriai labai daug duoda gyvenime šarmo ir patrauklumo jos grožis, vyrui jo rezultatai. Vyras patrauklus, išmintingas, charizmatiškas, bet be jokio rezultato gyvenime, jo patrauklumas mažėja. Išoriniam, ar ne, mūsų tokiam įsivaizdavime materialiam pasaulyje, atitinkamai moteris tas pats. Tai vat ir tas grožis, ir rezultatas, tarkime, vyro pasaulyje labai pastiprina tiek vyrą, tiek moterį. Ir kai jie dviese susijungia, tai gaunasi iš vis bomba. Bomba. Edita rašo, kad kiekvienas grožį supranta savaip, nes kas vienam gražu, kitam gali būti negražu. Ir jūs visiškai teisi, Edita. Grožis yra subjektyvus dalykas. Ir pačioje pradžioje mūsų pokalbio aš būtent tą ir sakiau, kad tai, kas gražu vienam, gali būti absoliučiai negražu kitam. Tai kaip kvepalai, žinai, vienam kvepiu. Taip, bet pavyzdžiui, baziniai dalykai, kaip kažkokie stilius, tiesiog geras skonis, skoningumas arba vat ta pati higiena, čia yra universalūs dalykai ir čia nėra tiesiog gražu, negražu, pavyzdžiui, higiena, ar ne, savo kūno priežiūra. Čia yra tiesiog būtina, it's a must. Nagi, ir dabar pakalbėkim šiek tiek apie tuos įvaizdžių kraštutinumus. Apie super dvasingą, su ilgais sijonais, viskas uždaryta, ilgais plaukais, be jokio makiažo, visur plaukus auginu, nes esu natūrali. Ir esu super seksuali, atvira, visa išraiškinga, ryški. Pripustom lūpom. Jo, vat tokie kraštutinumai. Tai tie įvaizdžių kraštutinumai, ką tu apie juos galvoji tiesiog? Gal aš galėčiau pasakyti, kad aš pati buvau patekusi į tą kraštutinumų skalę. Buvau labai dvasinga patapusi vienu metu, tik tai ilgos suknelės, tokia beveik be makiažo, visa natūrali,
plaukų neauginau čia pažastyse, kaip moteris, kai kurios arba ant kojų neauginau, man kažkaip negražu. Bet aš buvau tokia ir į tas, kurios vilki kažkokius stilingus drabužius, vos ne Chanel tipo kostiumėlį, arba kitokia tokia moteriška, žavinga, elegantiška apranga. Ir visos jos vienodos, ir aš tokia dvasinga, su ilgom suknelėm, jau dabar čia vos ne kaip iš tų vedinė moteris. Ir aš buvau nuėjęs į tą kraštutinumą. Neliko nei vieno kostiumėlio, neliko nei vienos tokio tipo suknelės mano spintoje, o dabar jų vėl pilna. Tai ką tu galvoji apie tos kraštutinumus tiesiog? Na, žinai, kraštutinumas yra bet kokiu atveju kraštutinumas. Taip. Ir matyti, žinai, tas kraštutinumas, kai būni vienam kraštutinume, žinai, po to labai stipriai svarstyklės persiverčia į kitą kraštutinumą, žinai. Nes, čia, žinai, kai būna kartais ilgai neatsigeri vandens, tai po to ištroškęs ten geri visą tą vandenį su perteklium ir taip toliau, ar nori saldumynų kelias dienas neleidi savo valgyti, tai po to pakelį ten sukapoji, nes iš trūkumo kažkokio, tai ar ne? Tai jo, tai aš tikrai niekada už tos kraštutinumus nebuvau. Ir aš tai kažkaip supranti, bet iš dalies, žinai, aš ir suprantu tas, ne tai, kad tiesiog aš to nepatyriau, taip kaip tu, žinai, kažkodėl nepatyriau, bet gal, žinai, kartais reikia, aš suprantu, galbūt praeiti tas etapus, kad suprastum, patirtum, pajaustum, įsivertintum, bet labai norėtųsi pasidalinti su moterimis, kad, tas nėra būtina. Nebūtina, galima rinktis ir kitaip, galima rinktis tą balansą, nes jisai, manau, kad yra sveikiausias ir harmoningiausias ir tik tada ateina ta. Nes, nežinau, bet man įdomu netgi tave, žinok, paklausti. Nagi. Kai nukeliavai į tas vedinės, daugiau mažiau vedinės moteris, nežinau net kaip čia apibūdinti, ar tas dvasingas vien tik suknelėm beveik be makiažo ten ir taip toliau. Aš irgi nesu iš tų, kurių labai mėgstu ten dažytis. Bet ar nebūdavo, giliai tavo dūšioje širdį, žinai, kad norėčiau pasipuošti, bet neleidi, nes čia nedvasinga tada tuštybė, kad ta kažkokiu vidinio konflikto nepatirdavai? Patirdavau, Diana, tikrai ačiū už klausimą ir patirdavau ir žinai, ką aš dabar pasirašiau komentarą iš to, ką tu kalbi, man atėjo toksai jausmas, kad aš pati savyje turėjau daugiau priešiškumo pasauliui ir daugiau kritikos jam. Ir atitinkamai iš pasaulio į save sulaukiau taip pat daugiau tokios įtampos. Nes į tą kraštutinumą nuėjau. Ir pati tada viduje tarsi, netiesiogiai, bet tarsi smerkdavau, kažkaip viduje kritikuodavau. Kaip čia atrodo, čia aukštakūnė, tai čia kaip visos, tu čia kaip visos, taip. O aš čia kitokia. Tokie gal net ego kažkoks atsiranda. Žinai, tokia kaip biškutį netgi moteriška dvasinė puikybė. Taip, būtent, tu labai gerai pasakei. Tai buvau tame. Ir buvo tikrai to vidinio pasipriešinimo pasauliui. Bet kažkur viduje giliai tai norėjau užsidėti galbūt tas aukštakūnės. Taip. Ir aš galvoju, kad tas dvasingumas, nereikėtų jo iškraipyti, dvasingumo sąvokos. Pirma, aš pasakysiu visai netrukus, ką aš galvoju apie dvasingumą ir kas tai yra. Ir aš galvoju, kad dvasingumas dera ir su stilium, ir su dailiai prižiūrėtais nagučiais, ir su aukštakulniais. Dvasingumas mano suvokimu yra tai, kaip mes elgiamės su savimi, kaip mes elgiamės su kitais ir kokios yra mūsų vertybės. Jeigu aš visada elgiuosi su kitais taip, kaip aš norėčiau, kad elgtųsi su manimi, jeigu aš prisiemu atsakomybę už savo veiksmus prieš kitus žmonės ir prieš visuomenę ir prieš pasaulį, aš esu dvasingas. Jeigu aš pasakiau, aš padariau. Žodžio tesėjimas. Čia man yra dvasingumas. Atsakomybės prisiėmimas ir nekenkimas kitam. O visa kita tos kažkokios
nu, tos dvasingumo iškraipimo, nežinau, savokos ar apibūdinimai, man tai nebegalioja, man tai nebetinka. Mano dvasingumas, mano pasaulyje yra suprantamas taip, kaip atsakomybė prieš save, atsakomybė prieš kitą ir galvojimas tiesiog plačiau. Tai va, ir galvoju, kad tas ir dvasingumas tikrai yra puikiai suderinamas. Aš galiu būti ir su raudonais nagais, ir su raudonom lūpom, ir gražią suknelę apsirengusi, ir aukštakulnis apsiavusi, ir aš galiu būti labai dvasinga. Ir aš esu dvasinga, aš tave laikau kaip dvasinga, bet tiesiog dabar iš esmės vengiu, netgi sakyčiau, tokio žodžio kaip dvasingumas. Labiau kalbu apie atsakomybę. Labai fainai. Ačiū. Na ir pakalbėkim, kas seksualu, kas vulgaru. Žinai, Koko, vėlgi ta pati Chanel rašė, niekas neišeina iš mados greičiau kaip suknelė didelė iškirptė. Pagal amžių netinkantis drabužiai, seksualiai provokuojantis drabužiai ir kad sužavėtume vyrą, eidama į tą pasimatymą, nepakanka tik aprangos. Apie tai mes jau kalbėjome, ar ne, apie tą moteriškumą, apie vidinį nusiteikimą, apie mūsų vidinį grožį, kuris tada atsispindi išorėje, matosi mūsų žibančiose akise. Bet pakalbėkim, Diana, apie tai, koks įvaizdis ir kokios detalės verčia atrodyti vulgariai. Kas atrodo totaliai neskoninga ir ko reikėtų vengti. Tai jeigu mes eitume pirmiausia, tai turim atsižvelgti į tai, į kokią aplinką. Gerai, tai aš tada iš karto papildysiu, kad jeigu mes kalbame šiandien apie pasimatymus, ar ne, reikėtų įsivertinti, su kokiu žmogumi einame į pasimatymą. Ar tai yra mūsų vyras, su kuriuo mes gyvename jau keletą metų ir vienas kitą puikiai pažįstame. Taip. Ar tai yra naujas žmogus, su kuriuo mes norime susipažinti. Gal mes jau buvome vieną arba du kartus susitikę, bet mes nesame pažįstami. Va čia yra du skirtingi dalykai ir manau, kad mes rengsime skirtingai, ar ne? Gerai, tai dabar pratęsk tu. Jo, ir irgi labai priklauso, kur tas pasimatymas vyksta. Ką mes susitarėm, žinai? Ar mes susitarėm išeiti, galbūt pasivaikščioti senamiesčio gatvėmis ir išgerti puodelį kavos? Taip. Ar vyras pakvietė mane vėlesnį vakarą nueiti į restoraną pavakarieniauti, vėlyvos vakarienės? Nes jeigu aš eisiu į vakarienę, ar ne? Taip. Tai labiau galbūt tos ir norėsis elegantiškos aprangos, ar ne? O jeigu aš einu grublėtom senamiesčio gatvėm pasivaikščioti, žinai, tai labai reikia pajausti apskritai ir pasimatyme, ir ne tik pasimatyme. Aš noriu moterims duoti patarimą, visada pagalvoti apie tai, kur aš einu, kokia tuo metu yra aplinka. Puiku. Ir pagal tai, atsižvelgiant į tai, aš jau tada renkuosi aprangą. Nežinai, aš galiu į kiną eiti pasimatymą, ar ne? Aš galiu, nežinau kur, net į mišką galbūt, ar ne? Dabar irgi žmonės būna visokių įdomių variantų. Tai va tas labai labai svarbu atsižvelgti. Ir kuo aplinka labiau įpareigoja būti paprastesniai, tuo ir apranga turi būti paprastesnė. Nu, kaip atrodys, jeigu aš einu pasivaikščioti kokiu miško takeliais ir užsidedu kokį mini sijoną ir gilią iškirptę, žinai. Nu, toksai, tarsi, kaip ir norisi pritraukti, sugundyti čia tą vyrą, žinai, ar ne? Ir aišku, seksualumas net ne tame, bet čia galbūt kita tema. Bet tai tas toksai, arba galbūt aš tikrai einu vakarienės, ne? Leiskim, kai mes sakom žodį pasimatymas, kažkodėl mes šiaip šabloniškai įsivaizduojam, kad einam vakarienę su vyru. Teisingai, kažkokį taip. Ar kavinukė, ar restoranėlį. Šabloniškai taip. Taip, manau, kad dalis žmonių tikrai supranta taip, nors tai yra tikrai ne tik apie tai.
Jo, labai retai, kada tokia, dažniausiai čia tarp vyrų ir žmonos arba tarp poros tokie pasimatymai vyksta kažkaip, ar šiais laikais, ar kaip, nebėra to. Jeigu pasimatymas, eini kavos išgerti, žinai. Bet vis tiek, pavyzdžiui, žinai, apsirengia, pavyzdžiui, kažkur su vaikinu susitikti, gal net kažkokį renginį, ar ne? Ir kaip, neatrodyti, žinai, vulgariai. Tai pirmas dalykas, aišku, labai svarbu yra makiažas. Yra būna moteris, kai persistengia, ar ne, su makiažu. Arba vienas variantas per daug nieko nepadaro su savo veidu, arba kitas variantas persistengia, ar ne. Tai žiūrėti, kad tas makiažas atitiktų tą erdvę ir tą aplinką. Kuo mes einame į tamsesnę aplinką, restoranas, vakaras vėlyvas, renginys kažkoks vėlyvas, tuo tavo makiažas gali būti intensyvesnis. O kokia gera pastaba. Taip. Kuo yra labiau tos dienos laikas, pasivaikščiojimas miške, dieną išėjimas gal papietauti, išgerti kavos, tuo makiažas turi būti lengvesnis. Taip. Aišku, dar yra šitie dalykai, kad labai dar priklauso, mes su tavimi Aušra šiek tiek šnekėjom, kad nuo spalvinio tipo, ar ne? Taip. Yra moteris, kuri tamsi, juoda plaukė, juodi antakiai, žinai, natūralu, kad jos natūralus dieninis makiažas bus ryškesnis negu kad tavo, ar ne, su kokiu tu vaikštai makiažu dienos metu. Tai čia irgi reikia šiek tiek pažinti savo spalvinį tipą, nes kiekvienam moters spalviniam tipui skirtingi makiažai tinka. Vienos moteris atsiskleidžia labiau per ryškias akis, kitos per ryškias lūpas, kitos per niudinį kažkokį makiažą. Trečios kaip tik gali nebijoti, trečiom atvirkščiai reikia nepabijoti ryškesnio, nes jinai išraiškinga ir jeigu jinai nepasidažo, jinai atrodo per daug blankiai, žinai. Tai pažinti save ir tavo makiažą yra tikrai labai svarbu. Tai žiūrėk, aš prie to paties, man dabar iš karto kilo mintis papildyti, kad neatrodytų vulgariai, tai jeigu ryškinam lūpas, bent jau ką aš žinau, neryškinam akių. Jeigu ryškinam akis, nedarom labai ryškių lūpų. Ar teisingai? Ar nebūtinai? Nebūtinai, žinok. Nebūtinai. Aš žinau, čia yra senos tos taisyklės, bet čia nebūtinai, čia yra irgi labai priklauso nuo spalvinio tipo. Kartais netgi gerai, kai susišaukia, žinai, susikonektina, tada harmonija atsiranda ir nebelieka disbalanso. Bet gal daugiau sakyčiau, žinai, kaip jeigu labai, pavyzdžiui, kaip aš, žinai, netgi man šnekant apie, kaip aš ruošiausi šitam laivui. Aš žinau, kad aš deduosi, čia labai matosi, aš įsivaizdavau, kad labiau matysis. Jeigu aš deduosi raudoną megztinį, ar ne, tai aš tada jau raudonai dar lūpą ant viršaus, come on, žinai, tai būtų. Jeigu aš jau labai pati ryškiai apsirengiu ryškom spalvom ir dar krauti ant savęs ryškų labai makiažą, tai galbūt nelabai dėrėtų, žinai. Bet jeigu mano makiažas ryškesnis, tai galbūt mano suknelė gali būti paprastesnė. Galbūt iš šitos pusės aš galbūt norėčiau akcentuoti. Nes mūsų makiažas iš dalies šiek tiek veikia, žinai, kaip kas, tai neįtraukta į aksesuarus, bet iš dalies veikia kaip aksesuaras. Taip, pritariu. Tai tas toksai apie makiažą. Kitas dalykas yra papuošalai, ar ne? Tai papuošalai irgi gali priversti mus atrodyti labai vulgariai. Žinai, kada jie yra pigus, jų yra daug ir jie blizga. Aš ir blizgučių, žinai, kažkaip nusiteikusi, faina, kai yra skoninga, nedaug ten kažkaip ir taip toliau. Bet jeigu jų yra labai daug, plus jie dar yra labai pigus, kinietiški kokie nors, ar ne, tai tokiu atveju mes galim atrodyti labai, kažkodėl priduoda tai vulgarumo ir beskonybę. Žinai, tai su papuošalais reikia labai atsargiai ir čia ateina ta frazė, žinai, aš biškai čia įjungiu, kad man neišsikrautų telefonas.
ateina ta frazė geriau mažiau negu daugiau, Mhm. bet aišku, tas gali būti daugiau, bet čia jau reikia, žinoti, kaip tą padaryti. Bet geriau, sakau, papuošalų reikia, jų tikrai reikia, jų nereikia eliminuoti. Labai pagyvina. Pagyvina įvaizdį, tikrai taip, bet tuo pačiu jų neturi būti blizgių, pigių ir labai daug, nes tai padarys labai vulgariai. Va, aš noriu pasakyti nuostabią frazę, kurią vakar užsirašiau. Tai, kas prikausto dėmesį, ne visada pelno pagarbą. Taip. Ir čia labai taip į šitą, į temą. Labai laiku ir vietoj. Mhm. Taip, laukiau, kada galėsiu įdėti į tinkamą vietą. Jo. Kitas dalykas yra, toliau pakalbėkime apie drabužių, žinai. Tai jeigu aš užsidėjau drabužių su didelė iškirpte, ne? Man iškirptės, šiaip apskritai iškirptės yra kaip realiai mano akim, bet čia aš sakau jau ne iš stilistų, kaip ten moko, ne dar kažką. Aš sakau dabar jau savo asmeninę nuomonę. Man kuo krūtinė mažesnė, tuo gilesnė iškirptė labiau tinka. Kuo krūtinė yra didesnė, tuo nesinori, kad būtų persistengta su iškirpte, nes tada atsiranda vulgarumas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu aš deduosi su gilia iškirpte, tarkim, gavosi, turiu suknelę tikrai su kažkokia iškirpte, visa kita. Tai tada merginos tikrai rekomenduoju nesirinkti kažkokių labai trumpų sijonų. Mhm. Nes jeigu mes jau atidarome dekoltė zoną, kuri šneka apie seksualumą, tai tokiu, kad nesigautųsi kraštutinumas ir perteklius, tada jau nedemonstruojame kojų. Mhm. Jeigu mes norime demonstruoti kojas, tai tokiu atveju galbūt uždaresnį rinkimės viršų, ar ne? Ir tada. Tai patarimas būtų tai, kurią kūno dalim jūs labiau savimi mėgaujatės ir kurį jūs labiau žavi, tą kūno dalį demonstruokite ir atidenkite. Tiesiog žinokite, kad kitą kūno dalį uždaryti reikia. Ir aš noriu tau pritarti ir paantrinti, kad kai kurios moterys rengiasi tik dėl to, kad patiktų vyrams. Tai vat čia ir išeina kita tokia mintis, kad svarbiausia, pirmiausia, patikti savo. Kai patiksim savo, patiksim ir vyrui. Tai kaip tu ir pasakė, ar ne? Rodyti tai, kas man pačiai patinka ir ne dėl to, kad sudaryčiau kažkokį įspūdį kitam žmogui, ar tai būtų vyras, ar nesvarbu kas. Bet jeigu kalbam pasimatymus, tai vat, tavo patarimai yra labai labai naudingi, kad akcentuotume kažkurią vieną dalį, o ne viską. Jeigu aš, tarkime, renkuosi trumpą sijoną, tai irgi su trumpais sijonais labai atsargiai. Kuo trumpesnis sijonukas, tuo aš rekomenduoju rinktis mažesnį kulniuką. Kuo ilgesnis sijonas, tuo labiau galima leisti būti aukštesniems aukštakulniams. Nes trumpas sijonas ir labai aukštakulniai irgi kuria vulgarumo įspūdį. Bet įsivaizduokime, kad turiu trumpą aptemptą sijonuką ir užsidedu kokius nors lauferiukus, ne? Tai jau tada nukrenta tas vulgarumas. O užsidėkime aukštakulnius ir dar platforminius. Tai... Vakar Ilsą paleidau su tais platforminiais. Man iš esmės platforminiai batai niekada netrodo skoningai ir netrodo elegantiškai. Nesvarbu, prie ko jos bederintum. Tai yra batai skirti šokti pole dance, atitinkamų profesijų atstovams, aš nežinau. Jeigu jie su smailu kulnu, jeigu tai yra platforminiai su tuo stambiu kulnu, na, gal dar kitaip tai atrodo, bet jeigu tai yra platforma ir smailas kulnas, man tai yra iškart ne, tikrai ne. Ir žinai, su tais bateliais, moteris, kai apsiauna batelius, turėtų žengti didingai ir pasirinkti tokį kulno dydį, su kuriuo ji gali eiti lengvai, o ne kaip per burokų lauką. Su
kuriuo ji gali eiti žavingai ir pasitikėdama savim su tokiu kulniuko aukščiu, kad nebijotų nukristi, Taip. kad eitų lengvai, ar ne? Jeigu nemokam grakščiai vaikščioti, tai rinkimės tokius batelius, su kuriais galim vaikščioti grakščiai. Arba išmokim vaikščioti su aukštakulniais ir tada juos avėkim. Taip, kas dar iš tų tokių patarimų? Tokie dar vis karts nuo karto matau ilgus batus. Turiu omeny ilgus batus, tie, kurie eina virš kelių. Taip. Tai tokie ilgi batai irgi labai jos reikia mokėti dėvėti ir nešioti, nes jie gali irgi sukurti labai vulgarumo įspūdį, jeigu mes užsidedam tuos ilgus batus ir užsidedam dar aptemptą kokią suknelę, tai, irgi ne kažką. Tai va, bet tie ilgi batai, jie gali būti labai patikti, irgi labai stilingai. Tai pavyzdžiui, kažkoks ilgas sijonas arba ilga suknelė ant ilgų batų, man tai kosmiškai gražiai atrodo. Kosmiškai gražiai atrodo, ar ne? Arba jeigu tai yra ilgi batai ir jeigu mes užsidėsim kažkokį tai galbūt laisvą neaptemptą sijonuką ant viršaus oversize megztuką, tai ir viskas irgi viršų yra uždaryta, ar ne, nėra kažkokio vulgaraus. Jau tada turim, jeigu dedamės prie ilgų batų, kurie eina virš kelių, kažką trumpo, tai jau žinokim, kad viskas turi būti maks paprastai ir neperkrautai ir jau labai turėti jokių iškirpčių, jokių per daug ryškių makiažų, kaip tik tą tokį paprastesnį įvaizdį, nes batai jau šaukia ir rėkia ir jie eina į tą seksualumą, ar ne? Taip, Diana, man atėjo tokia mintis, apie kurią labai noriu pakalbėti ir pasakyti. Nagai ir nagų ilgis. Aš kažkaip stebiu karališkosios giminės atstovus ir niekada nemačiau, kad moteris vaikščiotų va tokio ilgio nagai, su kurio negali net ausies pasikasyti, arba akies, su kuriais nieko negali daryti, tu vaikštai va tokiais nagais, arba kur nagai būna visokie super spalvoti, super su kažkokiais paveiksliukais, visokie ryškus. Man tiesiog netrodo elegantiškai ir netrodo estetiškai. Man tai daugiau galbūt simbolizuoja, ką transliuoja, žinai, apie tokią moterį, pagalvokime, ką transliuoja. Man tai, žinai, apie plėšrūną. Net nepagalvojau niekada. Geras. Bet šiaip pasąmonė, tu gal sąmoningai nepagalvoji. Ne, tikrai ne. Bet realiai tavo pasąmonė fiksuoja ir fiksuoja kaip plėšrūną. Ne? Vanago kažkokie nagai, ne? Tai yra gyvūnas, plėšrūnas, ar ne? Ir tokios moteris, ką jos transliuoja, kad aš esu plėšrūnė. Jos yra agresyvios, jos yra griebiančios, jos yra, Nepriklijuočiau visoms tokios, žinai, etiketės, bet aš galvoju, kad tavo šitas pastebėjimas tikrai yra labai taiklus ir kad taip kaip drabužis kuria mūsų vidinę tą nuotaiką, kažkokį tai jausmą, atitinkamai ir nagų ilgis ir forma duoda lygiai tą patį. Tai aš kažkaip nesu niekada apie tai kalbėjusi, bet pati nesižaviu, nesigrožiu super ilgais dirbtinais nagais, man tai nėra gražu, nėra skoninga ir nėra elegantiška. Jo, yra ir kitas kraštutinumas, ar ne, neprižiūrėti nagai. Taip, bet bent jau supranti, gali jie būti nelakuoti, viskas tvarkoja, labai palaikau. Esmė nukarpyti, sutvarkytos odelės ir išvalytos padangės. Taip. Viskas, daugiau nieko nereikia. Taip. Ir net tame kažkokio net žavesio, sakyčiau, kartais yra, žinai. Taip, tikrai taip. Aš žinau, kad man nereikia išorės patvirtinančios mano tą grožį. Aš jaučiuosi gražiai ir man nebūtinai lakuoti raudonai arba nebūtinai kažką papildomo daryti, nebūtinai šukuoseną daryti. Man pakanka būti išsiplovus galvą, kvepiančią ir tą pačią natūralią ir aš jausiuosi super graži. Taip, tai vat
įsivaizduok, ateini į pasimatymą su ilgais tokiais nagais. Na. Ane? Ir, Kokią ir tu žinutę vyrui siunti? va, aš tą ir noriu pasakyti, jeigu aš dar ateinu su tokiais nagais, su ilgais batais, su va tokiais kulnais, va čia pas mane iškirpta, čia viskas sukelta ir dar trumpas sijonas, lūpos raudonos ir aš tiesiog sakau, kad aš esu moteriška moteris, nu ta prasme, joks normalus, adekvatus, save gerbiantis vyras nenorės moters, kuri atrodo kaip atitinkamos profesijos atstovė. Aš čia, aišku, šaržuoju, tą įvaizdį irgi, taip, žinot, padidinu, hiperbolizuoju. Bet esmė, mūsų tinka pagal išvaizdą, aišku, palydi pagal protą, bet jeigu aš esu pakankamai protinga, pakankamai išmintinga moteris, suprasdama, kas yra kas ką reiškia, aš įrengsiuosi atitinkamai. Taip. O pasižiūrėkime, jeigu į pasimatymą ateina moteris, taip, kuri, nu, tarkim, žinai, be makiažo. Aha, labai gerai. Nekvepianti. Bet aš nesakau, kad ten būtinai prakaitus smirdanti, žinai. Taip. Bet aš šneku apie tai, kad, nu, nepasikvepinu, žinai, nepasidarius makiažo, tiesiog užsimetusi kažkokį džemperiuką, kažkokį tai į džinsus nutampytus įlindusi, ar ne? Arba atvirkščiai galbūt užsidėjus tą ilgas harę kokią nors Krišną suknę. Aš apie jos nieko blogo nesakau, tai visą pagarbą. Bet, nu, šneku, ta prasme, va, tiesiog va tokia moteris, kuri yra už, na, perdėtą tą natūralumą, ar ne, ir paprastumą. Kokią žinutę tokia moteris skleidžia vyrui? O tokia, kad aš pati savo neįdomi. Va! Aš galvoju, tu pasakysi tą žodį, o man toksai buvo nuobodu. Žinai, toksai. Taip. Jeigu dar tas vaikinas sėdi prisijungęs ir stebi mūsų pokalbį, aš labai norėčiau jo paprašyti, kad jis mums parašytų, pareflektuotų, ką jis pats galvotų apie tokią moterį. O gal sakys, kad fainai? Aš tai galvoju, va, žinai, iš tos pasimatymų pusės ir iš santykių psichologijos perspektyvos yra taip, kad vyrai yra medžiotojai, vyrai žavisi moters grožiu, jį tikrai traukia moters išorę. Ir jeigu aš esu pilka, pati savo neįdomi, iš esmės dar net neturiu apie ką pakalbėti, nemoku savim pasirūpinti, dar viduje jaučiuosi kažkokia nepasitikinti savim, tai iš vis bus taip neskanu, ne tik į mane žiūrėti, bet ir bendrauti. Aš būsiu tokia sausa. O vyrai ko nori? Vyrai yra tokie sausesni. Vyrai racionalesni. Vyrai logiškesni. Vyrai konkretesni. Ir ko jie nori iš moters? Jie nori jausmo. Jausmo apie atsipalaidavimą, apie tokį minkštumą, apie skanumą. Nes jie to neturi. Taip. Vat todėl vyras su moterim ir bendrauja, todėl eina ir į tuos pasimatymus, kad atsipalaiduotų, kad pasimėgautų, kad pasigrožėtų moterimi. O jeigu nėra ko grožėtis, žiūri ir čia tai sakoma, vyrai myli akimis, ne? Taip, ir iš tiesų vyrai myli akimis. Ir faktas, Diana, tai tas, kad mes stengiamės ne dėl vyrų. Pirmiausia, kaip ir sakiau, stengiamės visų pirma dėl savęs. Sau norime patikti, norime būti gražios, norime būti skanios, norim būti sultingos, moteriškos, patrauklios. Aš pati nuo savęs kaifuoju, tada kaifuos ir kitas žiūrėdamas į mane. Būtent, kai tu kaifuosi nuo savęs ir kitas kaifuos. Taip. Bet kaip tu gali kaifuoti, kai tu matai ne kokį vaizdelį, ne? Tai va. Savo panagės, kai matai. Taip, neplauta galva. Kaip tu gali, kokį pojūtį? Mes sakėm, drabužis turi savo energiją, ne? Taip. Taip, tai ir namuose, vat jeigu jau apie tą energiją ir apie, tarkim, pavyzdžiui, tą pavargimą arba nenorą savim rūpintis ir apie tą patogumą, net ir namuose galima atrodyti savo patraukliai, jaustis moteriškai, net ir būnant pavargus. Svarbiausia, kad drabužiai būtų švarus ir drabužiai būtų nutampyti ir aš būčiau pasirūpinusi savo kūno švara. Viskas. Tai dalykai. Ir niekada netrodo,
atrodysit atstumiančiai arba kažkokia nuobodi savo vyrui, net jeigu gyvenate 10 metų. Higiena, švarūs tvarkingi drabužiai ir nenutampyti skarmalai. Viskas. Daugiau nieko nereikia. Taip. Ar ne? Mums kažkaip atrodo, tas grožio suvokimas kartais toks labai sudėtingas arba komplikuotas. Tai nereikia to komplikuoti, nes viskas prasideda nuo labai paprastų dalykų. Ne? O į tie patys pasimatymai tai irgi. Bet apie tas pačias gilės iškirtas, kur mes kalbėjom ir tu papasakoji, žinai, kad jeigu seksualumas yra vienintelė valiuta, kurią aš siūlau kaip moteris ir neturiu daugiau ką pasiūlyti, o tik tai savo išvaizdą, tik tai seksualumą, tai prilygsta prostitucijai. Bet ir tai yra grubu, hiperbolizuota irgi. Bet mano toks, žinai, aš mėgstu šiek tiek tos tokios dramos. Tai ir mano tie pavyzdžiai tokie yra hiperbolizuoti, bet tai labai aiškiai duoda suprasti, apie ką tai yra. Bet jeigu aš daugiau nieko negaliu pasiūlyti, jeigu aš negebu megzti pokalbio, jeigu nesu įdomi kaip žmogus, nemoku bendrauti su kitais, o viskas, ką galiu kitam pasiūlyti, tai yra mano išvaizda ir ta išvaizda dar yra tokia nemaloniai prikaustanti dėmesį, vulgari, daugiau nieko sakyti nereikia, ne? Taip. Tai va, ką vyrui siūlai, tai ir gauni, jeigu siūlai save, va, visą savo grožį, tai ką jis tam gali pasiūlyti? Nu ką? Nieko. Malonumą vienkartinį, daugkartinį malonumą, bet normalus save gerbiantis vyras tikrai tokią moterį niekada nežiūrės rimtai. Nu, taip yra. Nebent tas vyras, aišku, yra atitinkamo tipažo, galbūt jisai narcizas, gal jis kažkoks modelis, gal jisai tam supersportininkas, kuriam irgi reikia tik tai grožio ir jūsų vertybė sutampa. Viskas ok, jeigu jums gerai, valio ir sėkmės. Aš orientuojuosi truputėlį kitokias vertybės, tiesiog mano vertybės yra kitokios. Man atrodo, kad tas gyvenimo grožis susideda iš kitų dalykų, nereikia nuvertinti grožio, bet nereikia jo ir pervertinti. Bet esmė yra balanse ir aš komentaruose parašiau tokią citatą, kurią buvau parašiusi pas save Facebooko sienoj gal 13 metais ir paskaitysiu. Harmonija. Štai kas kuria grožį. Grožis pats savaime neturi prasmės. Daiktas atrodantis gražus šiuo metu šioje vietoje gali pasirodyti negražus kitomis aplinkybėmis. Tai liečia ir mintis, žodžius, poelgius. Tai, ką mes vadiname žavingu, toks yra tik konkrečiu laiko tarpu ir konkrečiomis aplinkybėmis, kurie tai daro žavų. Taigi vienintelis būdas pateikti tikrą grožio apibrėžimą - tai harmonija. Spalvų derinio harmonija, kontūrų ir linijų harmonija sudaro tai, ką mes vadiname grožiu. O žodis, mintis, jausmas ar veiksmas, kurie kuria harmoniją, yra grožio veiksmai. Man šitas grožio apibūdinimas per harmoniją yra tiesiog totaliai fantastiškas. Aš nežinau, ar gražesnį galėčiau surasti. Taip. Ir tai šita citata buvo pateikta su Audrey Tautou nuotrauka tokia žavinga. Žinai, Audrey Tautou, man atrodo, prancūzų aktorė ir tokia nuostabi moteris, tikrai žavinga. Tai man. Čia citata Chamas Hazratas Inayatas. Net perskaityti sudėtinga. Ką aš dar norėjau apie žinai ką, apie aptemptus tuos drabužius, kad Koko sako, kad mada yra architektūra. Visa esmė proporcijos. Prastai glundantis drabužiai. Ką galvoji apie tai? Jo, tas tikrai labai svarbu, bet žinai, tas prastai glundantis drabužis labai dar priklauso nuo tavo figūros tipo. Kaip tu tas proporcijas visas sudėlioji. Tai jeigu tavo ten vienas figūros tipas, žinai, leidžia, Gediminas, turi būti balansas, svarbiausia ne per daug ir ne per mačiau. Tas pats natūralumas gali būti gražu, jis sutvarkytas, galima vertinti tokį dalyką, kad jie rodausi natūrali, esu atvira, tvirta ir neturiu kas slėpti. Taip, jūs visiškai teisus ir gali būti tikrai taip.
Tai va, tai va tie nu va tie drabužiai ir irgi netgi toksai patarimas galbūt, ar ne, jeigu mes renkamės aptemptą viršų, tai tada laisvesnė turi apačia. Jeigu mes užsidedam kažkokius leginsus, aptemptus džinsus, dar kažką, tai tada kažko laisvesnio viršuje ieškome. Ar ne? Tai tada, turi tas toksai irgi, va čia irgi tas toksai balansas ir harmonijos, žinai, paieška yra tam tikra. Tai labai priklauso figūros tipui, nes tam tikriem figūros tipam gali, pavyzdžiui, ne tik tai aptemptos kelnės, o gal tai ir gražiau atrodys su laisvesnėmis kelnėmis. Arba atvirkščiai, aptemptas negalės nešioti aptemptos apačios, žinai. Pavyzdžiui, kriaušės figūro tipo moterims nelabai yra rekomenduojama aptemptos kelnės, ar ne? Nes apačia stambesnė. Taip, joms kažko vat laisvo, lengvo tada norisi. Ir tada, bet galime uždėti kažkokį tai aptemptesnį viršų. Gal tą dekoltę pademonstruoti, ar ne, kažkokius petukus užsidėti ir taip toliau. Bet tai gali jau tada, nes viršus yra lengvesnis, laibesnis ir visa kita. Ar ne? Tai va čia labai labai priklauso tos linijos ir tie siluetai drabužių padeda atrasti mūsų harmoningą figūrą. Jeigu mes kažkokioj savo kūno daly turim perteklių, ar ne, mes turim kurti balansą, ar ne, jeigu aš esu kriaušė, perteklius yra ties klubais, ties kojomis, tai tam, kad atkurti balansą, mes galime dėti apkrovą arba mesti dėmesį į viršutinę kūno zoną, ar ne? Arba atvirkščiai. Kartais būna moteris sportiškesnės figūros ir turi platesnius pečius negu klubus, ar ne? Tai jeigu aš turiu perteklių viršuje, tam, kad sukurti balansą ir harmoniją, aš metu savo dėmesį ir kuriu apimtį apačioje, ar ne? Tai va, tai tokiu principu mes va, su tomis formomis, su tomis linijomis, net spalvomis, ar ne, mes ir žaidžiame ir kuriame harmoniją. Taip. Man atrodo, kad tavo patarimai ir pastebėjimai tokie tikrai geri. Aš buvau anksčiau iš tų moterų, prieš beveik 10 metų, aš mėgdavau aptemptas sukneles. Tokias, va, žinai, kur viskas ten priglunda. Ir žvelgdama atgal, aš galvoju, kad tai mane labai įsprausdavo į kažkokius rėmus. Negalėdavau daugiau pavalgyti ir jausdavausi tokia labai nuoga ir labai pažeidžiama. Tai aš iš esmės moteriams iš savo patirties rekomenduoju rinktis nors centimetro arba 1,5 centimetro drabužį laisvesnį, kad jis nebūtų totaliai aptemptas ir prigludęs. Ir jeigu mes einam ir kalbam apie tos pačius pasimatymus, vyrai mėgsta šiek tiek paslapties, o ne tada, kai viską matai, ar ne? Tai netgi striptizo šokėjos, kaip jos šoka, jos neateina, iš karto nenusirengia, jos netgi ateina su drabužiais ir po truputį tą drabužėlį nurenginėja, ar ne? Tai va ta paslaptis, jinai tikrai labai svarbu, tas po trupučiuką, žinai, nes kitu atveju, tiesiog neskanu. Tu esi kaip atversta knyga, imi ir matai. Ir nieko daugiau įdomaus nebėra, čia nei ką medžioti, nei čia ką sužinot, bet tu viską matai. Čia žinai, žinai kas, tas pats, kas pamatyti filmo pabaigą. Tikrai taip. Tikrai taip. Taip. Ta mes ir žiūrim tą filmą, žinai. Tu pradžiai čia tas, o kas čia, o kaip čia, o kas čia, ir supranti, ir tas įdomumas. Tai čia tas pats, kas pamatyti filmo pabaigą, žinai. Kokia gera tavo mintis, tikrai. Matyti moterį, kuri demonstruoja viską, ką turi, iš karto yra tas pats, kas pamatyti visą filmo pabaigą. Ir dingsta įdomumas, ir dingsta žaidimas, ir dingsta skanumas. Nori tada kito filmo. Nori kito filmo, va būtent. Aš dar norėčiau šiek tiek apie moteris, kurios yra pilnesnės, kurios arba šiek tiek putlesnės, arba yra apkūnės. Ką aš
kalbu ir konsultacijų metu, ir netgi kai kur postuose, ir mano reelsuose tas atsispindi. Moteris arba save priima su viskuo, ką turi, daugiau ar ne, ir tuo džiaugiasi, ir nesikuklina. Jeigu kuklinasi ir nesijaučia patogiai savo kūne, tada prisiema atsakomybę ir eina spręsti. Čia kitaip negali būti. Arba tu esi laiminga tame, va aš esu, tarkim, ar ne, turiu 5 kg plus ir man viskas gerai, aš jaučiuosi totaliai atsipalaidavusi, totaliai žavinga, totaliai moteriška ir man tai netrukdo, absoliučiai man tai yra normalu. Bet jeigu man tie 5 kg pastoviai trukdo, aš vis save graužiu dėl to, tai nenoriu to apsirengti, tai anu apsirengti, tai kažkaip nepatoginuosi, tarkim, ir prieš partnerį, ar tai būtų intimumas, ar tai būtų pasimatymas. Bet jeigu jaučiu tame diskomfortą, aš sakau, moteris, prisimkite atsakomybę, niekas kitas už jūs to nepadarys. Arba jūs mylite save tokią, kokią esate, arba einat ir išsisprendžiat. Tai gali būti emociniai kažkokie dalykai, ar ne, ir mes užvalgom. Gali būti, kad esu per liesa, gal kiti emociniai dalykai, bet nesvarbu, kas tai bebūtų, einu ir sprendžiu, ieškau pagalbos. Jeigu man pačiai susitvarkyti sunku, yra žmonių, kurie dirba būtent su tais klausimais, su valgymo sutrikimais, ar sporto treneriai, ar dietistai. Yra daugybė žmonių, kurie gali mums padėti tuos dalykus išspręsti. Aš manau, kad ir tu susiduri su įvairių figūros tipų moterimis, ar ne? Ir gal tu matai iš arčiau, kaip tos moteris jaučiasi. Ar visos jaučiasi gerai savo kūne? Nu, tas, žinai, tas kūno kultas pas mus labai stiprus yra. Ir moteris, jos nesijaučia gerai savo kūne dažnai. Bet aš sakau, kad kartais jos daro savo meškos paslaugą, nesijausdamas gerai savo kūne ir bandydamas jos jį slėpti, jos padaro dar blogiau. Va. Ir ką aš turiu omeny, pradeda rengtis ten kaip nors tamsiai, pradeda dėvėti kažkokius per didelius maišus, oversizus, ten dar kažkaip. Tai. Ir mes jau ką tik buvom palietusios temą, bet vėl tenka grįžti prie tos paties temos. Tai yra pirma, arba, žinai, nešioja, nenori pripažinti, kad jos yra priaugusios svorio, nežioja per mažus rūbus. Yra toks variantas. Geras šitas, apie tai nepakalbėjome. Per maži drabužiai. Jo, per maži drabužiai. Nes jos nepripažįsta, nenori matyti teisybės. Ir jos sako, tarkim, buvo S. Ir ypač šie tokiom biškutį leknesnė. Buvo S-as, priaugo iki emo. Ir vis dar bandai sprausti į tą savo marškinukus, kur saga plyšta. Tai tokiu atveju tu atrodai dar stambesnė. Taip. Metuosi. Būtent. Vienas dalykas. Antras dalykas, kai mes labai pamaišais rengiamės, tai irgi tokios masės svorio priduoda to tokio, žinai. Beformės. Toksai, žinai. Ir kitas dalykas, o mesgi šnekam. Ir esmė yra, tu atrodysi lieknesnė tik tai tada, kada tavo figūra atrodys harmoninga. Kai jinai atrodys harmoninga, nieks negalvos, o, čia jinai stora, ar o, čia jinai plona. Ne, žmogus mato, ką jisai mato, žmogaus akiai gražu tai, kas yra harmoninga ir kada yra balansas. Proporcijos subalansuotos. Ir jeigu netgi tu esi stambesnė, putlesnė, bet esi apsirengusi pagal savo figūros tipą, niekad, nebus toksai, aišku, aš nešneku apie kur moteris, pavyzdžiui, kur tikrai turi sveikatos sutrikimų 100 kg sveria, ne? Bet jeigu tu esi stambesnė, bet subalansuoji savo kūno proporcijas, niekada nebus toksai, o šita stamboka, žinai. Ne žmogui yra harmoninga, tarp viršutinės kūno dalies yra apatinės ir automatiškai jam visas paveikslėlis, visas įvaizdis yra gražus. Tai to moterim, kurios yra putlesnės, tai pirmas dalykas, kad yra, čia tokia pamoka priimti ir mylėti save tokią, kokią esu, arba žiūrėti, spręsti psichosomatinės, nes aš labai tikiu psichosomatiką. Tai vienareikšmiškai čia yra žmonės, kurie turi genetinių sutrikimų, būtent liečiant tą temą,
yra labai Na, nedidelis čia, protas. jo. Ir aš suprantu, kad kartais, žinai, čia nebus, va vieną dieną aš atsikėliau ir aš jau priemu savo kūną toks, koks jis yra, arba va vieną dieną aš suvokiau, kad čia yra psichosomatika ir taip toliau ir panašiai. Aš suprantu, kad tai galbūt, nu, negali vykti taip viskas stebuklingai greitai, ar ne? Bet ką aš tikrai pati ant savęs esu pastebėjusi, kad kai aš nepriemu, pavyzdžiui, priaugu porą kilogramų ir jeigu aš nepriemu savo kūno, jis labiau linkęs dar labiau pūstis. Kodėl? Nes aš save graužiu ir savęs nepriemu ir save baudžiu ir mano kūnas pats nuo manęs bando apsisaugoti. Taip. Nes tu įjungi tokią naikinimo programą. Taip. O jisai tada saugosi pats nuo manęs. Taip. O jeigu aš priemu save, priemu emociją, priemu energiją, pradeda per mane tekėti, viskas atsipalaiduoja ir visai kitaip. Ir tikrai yra mano patirti, yra tokių moterų, kurios pradėjusios matyti save gražią veidrodį, be kažkokių papildomų pastangų, nu, super duper wow, aš turiu omeny, ne? Jos numetė svorio, nes jos atsipalaidavo matydamos save gražią. Tai priimti save yra labai didelis darbas. Labai. Bet gal atėjai šitą žemę to mokytis? Taip, bet tai atėjai pasimoky ir gal užtenka. Jo. Ir kitas dalykas, ką aš tokiam moterim dar labai, jeigu yra tokių klausančių ar klausys dar, ar ne, tai aš labai norėčiau rekomenduoti, mes matai, dažniausiai sekam tas lieknutės, gražutės ir žiūri, matome žurnaluose. Bet pabandyti Instagram'e pasekti plus size dydžio modelius. Ashley Graham, žinai, pavyzdžiui, tokia jinai plus size dydžio modelis yra. Bet pamatyti, kad tos moteris vis tiek yra gražios. Pamatyti jų grožį ir tada lengviau priimsite savo. Kai jūs matysite tas moteris prisižiūrėjusios, pasirūpinusios savim, netgi tada, kai jos yra stambios, ar ne, jūs suprasite, kad čia nėra kiekviena gali. Kad čia nėra jau taip baisu. Tie plus keli kilogramai iš tikrųjų nėra taip negražu, kaip mes įsivaizduojam. Čia mes matom viską per padidinamą dar plus stiklą. Taip. Mūsų akimis. Ir aš labai šitą pagarbą, žinai, kūnui. Labai svarbi pagarba savo kūnui. Nu, tokia jums svarbi, tokia svarbi. Tikrai svarbi. Buvo momentas, kai aš prieš 10 metų dirbau Vilniuje, man buvo tarp 25 ir 28. Aš buvau liekna, mano ūgis 1,70 m ir aš svėriau 56 kg. Tuo metu aš irgi žiūrėdavau tuos žurnalus ir aš galvojau, kad aš esu stora. Nors aš dabar, kai žiūriu nuotraukas, aš buvau visiška džiūsna. Bet mano suvokimas apie kūną buvo iškreiptas ir man atrodė, kad aš sau stora. O dabar aš žiūriu nuotraukas ir galvoju, o Dieve, kokia perdžiuvusi. O dabar sau esu normali. Mano buvo XS arba S, dabar mano M. Kartais S, kartais M. Ir viskas ok, tiesiog kaip tu sakai, reikia tinkamo dydžio drabužius nešioti, nevilkėti per mažų drabužių ir nevilkėti per didelių. Ir jaustis gerai tame savo kūne. Nes ką dar duoda, kai mes vilkime per didelius arba per mažus rūbus, netvarkingumo įspūdį. Tikrai taip. Va kaip gerai tu paminėjai. Dar prie netvarkingumo įvaizdžio, aš čia turiu pasirašiusi, aš noriu pasakyti, kad kodėl aš nusikirpau plaukus, mano plaukai buvo va čia. Labai išplonėjo galai ir tikrai dažnai matau moteris ilgais plaukais, iki čia, bet tas visas galas nutriušęs, nuplonėjęs, nususęs. Tai žinokit, tokie plaukai, trumpesni, bet sveikai atrodantis galai yra 1000 kartų gražiau ir moteriškiau, ir žavingiau, ir tvarkingiau, ir nežinau, viskas negu ilgi, bet nutriušę, nusausėję, ar ten nublūkę, kokie nutrupėję. Tai negailėti, plaukai atauga, bet tas tvarkingumas, tikrai tiesiog kalba už save. Taip. Estetika sukuria, ar ne? Jeigu aš ateisiu apsirengusi, bet ir dabar gražiai, viskas sutvarkyta,
bet tie mano plaukai bus nutriušę. Iš karto sugadina viską. Tai jeigu turit nutriušusius plaukus, ką darau aš ir ką darydavau, susirišti. Ryškite, tada nerodykit, arba kažkaip pasidarykit šukuoseną kažkokią, supinkit į kasą, bet nerodykit tų nutriušusių galų, arba juos pagydykit, sutvarkykit. Bet dažniausiai tai tų galų, jeigu jau ten tiek yra nutriušę, išplonėję, nieko tu jiems nepadarysi, tiesiog jos reikia nukirpti. Yra tau reikia atsisveikinti, tai ne tame grožį, žinai, ta prasme. Taip. Taigi va, man atrodo, kad mes kaip ir pakalbėjom, ar ne, visas temas tai palėtėm ir eidama į pabaigą, man atrodo, kad mes jau keliaujam į pabaigą, noriu padėkoti visų pirma tiems dar kartelį, kurie kantriai laukėte, kol mes prisijungsim iš 3 karto, tiems, kurie klausėte visos transliacijos metu. Jeigu turite kažkokių klausimų Dianai apie stilių, apie spalvas, apie spalvinį tipą, apie kažkokius derinius, apie grožį, išvaizdą, drąsiai rašykite dabar, naudokite progą, nes Dianos paslaugos kainuoja, jinai nėra nemokama įvaizdžio specialistė, tai galite pasinaudoti dabar. Ir aš noriu pasakyti, kad aš turiu 2 dovanas šiandien. Nežinau, ar tu esi kažką paruošusi ar ne, bet aš turiu 2 dovanas. Vienam iš jūsų, kuris parašys, ką iš čia išsinešė, ką išsinešė savo naudingo iš šitos mūsų paskaitos, pasikalbėjimo ar webinaro, nežinau, kaip tai be pavadinsi, bet nepagadinsi. Tas pokalbis buvo fainas ir ką išsinešėte savo, padovanosiu, ką parodysiu, ką padovanosiu. Ir čia turi atitikti žmogaus stilių ir jo autentiškumą. Tai nėra mano, aš gavau dovanų, tai yra naujas dalykas ir ne mano stiliaus. Aš galvoju, kad kažkuri iš jūsų arba kažkuris vyras savo damą galėtų labai puikiai papuošti, jeigu tai atitinka jo stilių. Turiu tokį pakabuką, čia yra keramikinis namelis. Ant odinės virvelės, čia yra auksu, taip papurkšta, gyvai atrodo gražiau. Galiu pridėti prie kaklo, kaip atrodo, tam, kas parašys komentarą. Čia yra Ramunės nameilė. Aš gavau dovanų ir tiesiog tai nėra mano, su malonumu kažkam iš jūsų padovanočiau. Tikrai yra moterų, kas mėgsta keramikinius, tokius rankų darbo papuošalus, gal visai čia ir tinka, bet aš nenešiosiu tiesiog. Nenešiosiu. Ne, nes čia ne mano. Tai kas norėtų tokios dovanos, rašykit, ką išsinešat iš mūsų šito pasikalbėjimo, su malonumu padovanosiu. Jeigu Kaune galėsim susitikti, atiduosiu, o jeigu kita mieste, tai siūsiu, tik turėsit susimokėti siuntimo išlaidas. Va. Kita dovana, rašykit man asmeninę žinutę su tekstu noriu dovanos ir padovanosiu paskaitą apie pasimatymų psichologiją. Burtų keliu išrinksiu ir padovanosiu paskaitą apie pasimatymų psichologiją, kaip bendrauti pasimatyme, kam jie yra skirti, kaip jie gali mums padėti tiek norint sutikti savo gyvenimo partnerį, tiek jau sukūrus šeimą ar esant santykiuose ilgalaikiuose. Tai dovanos būtų tokios, o Diana, tu ar turi kažką paruošusi? Tu teiki ne vieną paslaugą, gal kažkokią nuolaidą norėtum padaryti, gal kažkokį kitokį pasiūlymą turi? Nuolaidų aš nemėgstu daryti. Labai gerai, labai gerai. Nežinau, kodėl nuolaida. Aš geriau, žinai, padovanosiu plus kažką dar. Tai va. Bet ką galiu padovanoti, tai kažkaip šiuo metu tuksena širdelėje konsultacija apie spalvinį tipą. Tai galiu nustatyti spalvinį tipą
Va, Gediminas, mačiau, kažką rašė. Kad ir vyrukui galiu nustatyti spalvinį tipą ir papasakoti apie tai, kokiose spalvose moteris atsiskleidžia gražiausiai, kaip tas spalvas derinti jos konkrečiu atveju ir koks makiažas labiausiai jai tinka. Aš galiu pasakyti, kad šita dovana yra keičianti gyvenimą, nes tai nutiko man. Aš turėjau su tavim spalvinio tipo analizę ir tai iš esmės pakeitė visą mano garderobą ir mano papuošalus ir pakeitė tai, kaip aš atrodau. Ar ne? Bet aš dabar žinau, kad man tinka šita spalva, tokio atspalvio, aš švyčiu, mano veidas žydi, mano veidas gražus. Aš žinau, kokio atspalvio tinka raudona. Pavyzdžiui, kaip tavo raudona man netiktų, bet man tinka šitą raudoną. Aš žinau dabar, kad man netinka raudono aukso papuošalai, man tinka balto aukso. Taip. Aš tikrai labai daug dalykų sužinojau iš spalvinio tipo analizės mūsų konsultacijos metu. Ir man tai buvo iš tiesų kaip moterį, gyvenimą keičiantis dalykas, nes aš dabar ateinu į parduotuvę ir aš iš karto žinau, čia absoliučiai ne apie mane, man netinka ir aš einu ten pagal spalvas, kas man tinka, jau tada ieškau modelių, ieškau formų ir visa kita. Tai gal ir užbaigdama, norėčiau pasakyti, kad bendra taisyklė apie grožį yra tokia, kad turėtume atrasti savo tokius drabužius, kuriuos vilkėdamos jaučiamės galingos, nuostabios ir pasitikinčios savimi. Jeigu taip jausimės ir aplinkiniai tai matys ir svarbiausia, kad drabužis puikiai gulėtų. Ir kartais galim pradėti nuo išorės, o kartais ir nuo vidaus. Bet ta mūsų vidinis mūsų grožis labai labai taip pat stiprus. Ir jis nesipyksta su išoriniu grožiu. Tai puikiai galima subalansuoti. Taip. Regina irgi paantrino, kad pritariu, jog labai labai geras dalykas spalvinio tipo nustatymas. Tikrai, Regina, jeigu ir jūs esate tą pasidariusi ir jau žinote, ką tai reiškia, tai drąsiai galit pasakyti, kad tai tikrai labai naudinga. Tai iš mūsų tiek, dar ką galėčiau šiandien rekomenduoti, kas žiūrėjo arba žiūrės įrašą, visada sakau, kad Moters Biblija yra damos etiketas džentelmeno akimis. Šitą knygą parašė vyras. Čia yra tiek stiliaus patarimų įvairių, tiek apie santykius, tiek apie požiūrį į gyvenimą, apie vertybės, apie moters gyvenimą, labai daug įdomių dalykų. Ir mano nuomonė, kiekviena moteris mažiausiai nuo 15 metų šitą knygą jau gali skaityti. Moters Biblija. Tai iš manęs tiek, ačiū dar kartą visiems, ačiū tau labai, Diana, kad skyrei savo brangaus laiko, kad šeštadienį mes čia susitikom taip moteriškai pasikalbėti, iš esmės apie viską, apie visą moters tokį pasaulį, per grožio prizmę pakalbėjome, trupučiuką ir tos pasimatymus palėtėm, bet labiau vis tik tai mane domina tas grožis ir buvo tam tikros temos, kurias norėjau seniai paliesti, kas nepriimtina, kas neskanu, ko reikėtų vengti. Apie tai mes ir pakalbėjome iš įvairių pusių ir manau, kad tas, kas žiūrės šitą įrašą, tikrai galės prasiturtinti savo tą moterišką gyvenimą bent jau vienu kažkokiu dalyku, tai tikrai. Aš irgi labai linkiu, kad kažką išsineštų. Žinai, labai daug šnekėjom ir labai būna daug informacijos, tai aš norėčiau tos, kurios žiūri moterim, palinkėti, galbūt išsirinkti vieną mintį, kurią nuo šios dienos noriu pritaikyti ir tą pačią dieną tai įgyvendinti. Kažkokią mintį, kažkokią idėją, kažkoks ateis suvokimas ar dar kažką, tai yra būtinai materializuoti tą pačią dieną, vėliausiai, tą pačią dieną, materializuoti bent vieną žingsnelį padaryti link to. Kol nepersigalvojam. Nes kai padarysi vieną žingsnį, antras žingsnis bus daug lengvesnis. Tai išsirinkti, nes mes, žinai, galime teorijų klausytis begalės daug,
Bet ką aš supratau, kad vien teorijos žinojimas mūsų gyvenimą nepakeičia. Tavo gyvenimą pakeis tik tada, kada tu padarysi veiksmą. Tai va, iš šito mūsų pokalbio vieną dalyką, kokį išsineši tau svarbiausia ir ką tu nori pakeisti savo gyvenime ir ką tu nori įnešti ir padaryti kitaip dėl savo grožio. Teorija be praktikos yra niekas. Tas pats, kas vyro veiks Dar žodis be veiksmo, yra lygus nuliui. Taip. Va, tas pats. Ir aš dar tada pačiai pabaigai noriu tavęs paklausti, kokiom sąlygom tu dovanoji spalvinio tipo analizę. Iki kurios dienos tu čia išrinksi ar laimėtoją, ar kokiom, ar tau turi parašyti žinutę, ar komentaruose kažkas, kaip tai turėtų atrodyti, tiesiog aiškumą. Žinok, net nežinau. Tai dabar sužinokim. Gal tu turi gal patirties daugiau turi, nes niekas parašykite tada, susiraskite Dianos grožio gidas puslapį Facebook'e, pamėkite ir parašykite asmeninę žinutę ir iki šiandienos, iki sekmadienio vakaro, aš galvoju, iki sekmadienio vakaro parašykite į Dianos grožio gidas asmeninę žinutę, noriu spalvinio tipo analizės. Ir Diana burtų keliu išrinks vieną laimėtoją. Kaip tau toks pasiūlymas? Nuostabiai. Fantastika. Ir dar Instagram'e gali pasiekti. Instagram'e irgi gali pasiekti, yra Dianos grožio gidas. Jo, kas. Būtinai. Tai iki rytojus, iki sekmadienio, kurios valandos? 23 valandos 59 minutės. Supratau. Tai iki rytojaus beveik vidurnakčio galit pamėgti Dianą ir parašyti jai žinutę į Dianos grožio gidas tiek Instagrame, tiek Facebook. Ir galbūt gausite nuostabę jūsų gyvenimą pakeičiančią dovaną. Tikrai verta. Dėkui tau labai. Ačiū tau, ačiū žiūrėjusiems, linkiu gražios šeštadienio popietės ir iki kitų kartų. Iki.